Apie nekilnojamo turto akademiją išgirdau labai atsitiktinai. Pirmiausia, pasidalino žmogus, kuris dalyvavo ir labai dalinosi gera patirtimi. Tai pirmiausiai, tai turbūt didelis labai dėkingumas visai komandai, nes tikrai galiu suprasti ir palyginti, kas yra profesionalus organizavimas, žinių pateikimas, interaktyvumas erdvėse, naujumas žiniose. Iš vienos pusės koncentruota, iš kitos pusės platu, nes tu sužinai ir apie teisę, ir apie marketingą, ir apie komunikaciją. Iš tiesų apie skaičiavimą, ar ne, projekto atsiperkamumą, apie tai, kaip architektai mąsto, kaip su jais susikalbėti, kas jiems svarbu yra. Esu be galo laiminga, kad baigiau, kad turiu diplomą ir pasisėmiau va tokį bagažą žinių, žinokite. Tai gaila, kad, nežinau, gal jūs apie tai ir pagalvosite, tai tęstinės valandos, kaupiamos valandos tikrai už ir labai norėčiau dalyvauti. Tai tikrai jaučiau, kad labai daug nežinau ir po paskaitų jaučiau, kad sužinojau. Tu žinai, kad tie, kurie iš esmės veda industriją į priekį, tave moko ir tau pateikia tas žinias, kurios žino, kad tau bus naudingos praktiškai, ne tik teoriškai. Tu turi jausti, kad jeigu tau reikia asmeniškai mokėti tokią pinigų sumą, ar tu prisiemi tas galimas rizikas. Tai va čia, the top. Ir tu ne tai, kad tiesiog nueini ten, pasėdi paskaitoji, bet visada yra ekskursija, visada sužinai istoriją, visada išgirsti iš tų, kurie tą objektą ir vystė, jų niuansus, su kuo jie susidūrė, kur strigo, kas buvo gerai, tai tu išgirsti iš esmės tą praktišką informaciją apie to objekto vystymą ir mes jų pamatėm tikrai labai daug. Ir žinoma, bet kokiu atveju bendruomenė. Tai yra turbūt didžiausias šiais laikais turtas, apsikeitimas žiniomis, kontaktais ir tikslas palaikyti tai. 2,5 kokybiško mėnesio žingeidiems žmonėms su labai kokybiškais ir studentais, ir lektoriais, ir tu susipažįsti su industrija iš vidaus. Tai nežinau, man atrodo, tai yra akademija augančiam žmogui.